Sveiki šaika, randamės Blogger Valdemarka kanale ir šiandien gavom apžvalgą į BMW X3M Competition. BMS. Turbūt populiariausia markė Lietuvoje, ypač tarp jaunimo tikrai. Čia turim X3M Competition, 510 arklio galių, jau sakiau, tai čia 375 kW. Pilka spalva ir tikrai jam tinkanti, labai išryškina visas jo kėbulo dalis, kiek aš matau, kaip man atrodo. Karboniniai veidrodžiai, žiūrėk, matei, ar tikras karbonas? Nežinau. Turbūt daugelis žmonių pasakys, kad X3M, kas čia tokio, tipo, maža kažkokia nesuprasta mašina ir daugelis bus teisingi, nes į trejetuką, ne į trejetuką, o į X3 labai daug žmonių, žinai, taip skeptiškai visada žiūrėjo, nes nei čia tipo džipas, nei čia X5, kažkas mažo, kažkas tokio moteriška mašina. Ir šiaip nesu matęs, aš, pavyzdžiui, kažkur Lietuvoje, kad būtų M-as X3. Yra, bet jų, žinai, sunku pastebėti. Tarkim, žiūrėk, X5, ne? Su M pakėdu, man važiuoja. Ir viskas, jis atrodo jau tipo labai panašiai. Ir kol tu nepamatysi ten ženkliukų arba duslintuvo garso, nors pas mus labai daug žmonių mėgsta padaryti ir dyzelėje keturius stvolus, taip sakant. Šitą žinau. Tai čia gerai labai. Svarbiausia važiuoti iki leistino greičio. Mes nesam kažkokie kelio chuliganai. Faktas. Jo, tai... Sutinku? Pilnai. Vienu žodžiu, aš važinėjau pats su Tuaregu, su pnevma, su didelė mašina, ir pirmieji įspūdžiai mano, kad, man labai kieta mašina, bet reikia suprasti, kad čia sportinio tipo automobilis. Ir visi M-kių mylėtojai žino apie šitą legendinį variklį, 3 litrų, čia kaip competitionas, jis turi 510 arklio galių, čia 375 kW ir jis labai lengvai čipuojasi. Nemažai. Jo, ten stage 2 padarai ir važiuoji kaip lamba kažkur. Baigtas. Jo. Salonas man, blecha, labai patinka, žinok, raudonas, gražus, toksai labai... Čia lėdai vėliau šviečiasi, ne? Jo, čia naktį viskas šviečiasi gražiai. Šaldymas, ventiliacija, taip vadinama, šildymas, hedapas yra, juostas laiko, vairo šildinimas. Viskas šitas šiai mašinai iš tikrųjų nereikalinga. Šitai mašinai reikalingas va šitos dvi knopkės. M1 ir M2. Mes po to vėliau išvažiuosim. Turim tokį gerą priteisėlį, kas žino, kas čia. Tai va, parodysim. Dragi. Pabandysim launch control padaryti. Reikia dar suprasti, kaip jis darosi, aišku. Bet visų pirma reikia į Latviją nuvažiuoti ir ten daryti, ne? Tai į magistralę. Šiaip iš tikrųjų toks nedidelis automobiliukas, 4 varomų. Jeigu man nelabai patinka paprastas X3, ypač iš galo, tai M-as daug gražiau atrodo, tos duslios tokios, žinai, kaip pusė kuloko, visai akį traukiantis automobilis. Kiek vietos parodyk? Ne, žiūrėk, bet bagažinė, pasakysiu, gan talpi. Aš tai įlyščiau, bet mašina po cheminio, tai gausiu po to do viršininko Vilnių. Vietos normaliai. Atskiras dalykas šios mašinos, kas man, blemba, labai patinka, tai salonas spalva. Matot, net papiriukas dar guli
Mašiną tik po cheminio pasiėmėm. Salonas spalvyti. Salono spalva labai graži. Man dar patinka, žinai, šitie M ženkliukai, kai šviečiasi. Sako, dizeliniai Audi fanai, nėra dūmų, nėra galios. Nu nieko, jeigu jums patiks apžvalgos apie mašinas, gal ir Audi nufilmuosiu. Žinai, ko tik nefilmuosiu niekada Peugeot. Peugeot, Renault ir Citroeną. Nors vieną Citroeną galim gauti, va, šiandien vakare. Tik tai žinai kas, panaš čia vežiot. Nu, blemba. Nu, jeigu tik kažkokią labai mažą surasi. Šiaip, nu, iš galo mažai vietos. Daug parodysi. Bet jeigu, žinok, jeigu, sakau, jaunam bachūrui, čiolę vežiot ar vieną geriausią draugą, apšė, tas, kas reikia. Kuom yra ypatingi šitie automobiliai, ypač X3M, tai jo variklis, jis, blemba, labai gerai čipuojasi. Kiek aš žiūrėjęs apžvalgų, tai ten rusai, tai ten visai jos tai čipuoja iki 1000 arklio galių ir visas metalas net lieka dar. Girl, wanna take a ride in my BMW? Hey, what, you don't like BMWs or something? It's BMW, not BMW. Bayerische Motorenwerke. Wait, what? Bayerische Motorenwerke. Motorenwerke. 3 litrai, 6 cilindrai, kai kurie net vadina čia, žinai, jeigu žmonės žino, daugelis žmonių mėgstantis automobilius, žino, kas yra tokia 2JZ, tai daugelis vadina šios variklius jau kai legendinį japonišką 2JZ. Kad jis tikrai stabilus, tikrai patikimas ir tikrai rodo labai gerus skaičius. Tai va. Aš galvoju, mes čia daug nepasakosim. Kas bus toliau, papasakok. Jo, važiuosim dar į uždarytą kelio ruožą ir pabandysim, pažiūrėsim, kiek jis važiuoja 0-100. Man net pačiam labai įdomu ir aš žinau, kad savininkas net pats nebandė launčio jungti, tai vat, mes Lietuvoje būsim pirmi. Kas padarys launch controlį su jo. Ką? Sėdam? Jo, sėdam, važiuojam po biškį. Šitą mašiną atkeliavo iš Amerikos, taip pat kaip ir turbūt 90% MQ Lietuvoje. Jeigu kam įdomus automobiliai iš Amerikos, tai mano draugelis dirba tokioje kompanijoje kaip Bidauto. Daugelį žmonių tikrai jie pažįsta. Bet kam įdomu, tai visas nuorodas paliksim apačioje, aprašyme ir taipogi jie turi didelį Telegram kanalą, kuriame siūlo buy now variantus ir ten kiekvieną dieną atsiranda labai daug gerų pasiūlymų. Tai jeigu kam įdomus automobiliai iš Amerikos, tai kreipkitės, žmonės padės, pakonsultuos, labai ilgą laiką tom užsiima, tai prašau į priekį, turėsit irgi geriau mašinų. O mes lekiam. Dabar buvo, ne? Jo, buvo. Все, jau dabar užteks tikrai, viską išjungiam. Telefonas mano kažkur. Kur telefonas? Ai, va, guli. O,
4 ir 3. Va. 3, va. Bliut, 4 ir 3. Seniai, čia greitai. Čia džipukoj tokiam, žinai. Tikrai. Čia neblogas rezultatas. Tikrai greitai. Tai va, bet aišku, va, tarkim, su M3, M4, nu tu nepadarysi tokio. Ten, 3 šaibos šonų. Ir statelį. Tai ką, o tokia serija gavosi. Tai, visiems dėkui. Laukiu jūsų laikų. Padėkit mums šaiką pakelti kanalą atgal. Mes su Viljamu dabar daug filmuojam. Jau 3 serijos nufilmuotos ir dar laukia daug visko. Ir atostogos, ir kitos mašinos. Ir visai parašykit jūsų komentarus, ar patiko visai tokio tipo paprasta apžvalga tiesiog nuo žmogaus, kuris nėra super ten automobilių entuziastas ir taip toliau. Ir dar, ką norėčiau paprašyti, kad jūs parašytume, kokio kontento laukit, ko norit. Mes turim galimybę jums pafilmuoti sunkiasvorę techniką, miško traktorius, fūras, bokštelius, kranus, visokį tokį dalyką, ūkinius traktorius, kombainus ir taip toliau. Ir taipogi labai daug įdomių mašinų, kaip Audi RS, Mercedes AMG, ar tos pačios M-kės, kažkas prabangaus, aišku. Biškį bandau gal nutolti nuo keturračių temos, nes jie jau turbūt jau prisivalgius jums, labai daug jūs matot. Bet aišku, jinai niekur nedings, lenktynės, mūsų Motofox Challenge irgi atkeliaus gal į eterį. Tai po biškį filmuojam, ruošiamės ir šiuo metu filmuojam mes šią savaitę filmuojam antrą, trečią seriją. Antrą seriją ir dar turim filmavimui dar vieną poryt. Bandom judėti toliau šaiką, tai dėkui visiems už jūsų dėmesį. Ir mes važiuojam namo. Oi! Na, aš žinau, kad tu vis tiek laiką nepastatėjai. Būk vyras. Labai, man net pačiam įdomu ir aš žinau... Sorry. Iš galo niekas nesidėtų. Gurskį iš galo įkišti, tai tik tai su kuvalda kokią, aš nežinau, ten su gervė paimti per kitas duris ir tada įtrauktų, nes vietos labai joje mažai. Блядь. То можешь в конце вставить. Visas metalas neatlieka. Pamiršai mane, seniai, palauk.